Pastaruoju metu daug gaunu klausimų iš moterų apie vyrų elgesį ir klausimų, ar čia yra red flagas. Tai nusprendžiau pasidalinti 3 tokiais dažniausiai sutinkamais red flagais santykių pradžioj, kuriuos pastebėjus, patarčiau ypač gerai pagalvoti ar tęsti pažintį. Tai numeris 1, kai sako, labai anksti, nežinau, po savaitės ar ne po kelių dienų, aš niekada nesijaučiau taip kaip su tavim, aš nesu sutikęs tokios moters kaip tu. Čia kvepia love bombingu. Iš vis tokios skambios frazės ir kažkokie prisipažinimai, stiprus jausmai labai ankstyvoje stadijoje yra labai dažnai tokia, manipulacija, dažnai nesąmoninga, norint kitą žmogų, moterį, kažkaip pririšti, kažkaip, pasisavinti ir kažkaip jau ją, įtikinti, kad jau čia labai rimta, intensyvu ir, žodžiu, kad jau čia kažkas bus, nors iš tikrųjų, dažniausiai nieko nebūna. Antras red flagas yra tada, kai nenorima apibrėžti santykių. Tai prasme, net praėjus kažkiek laiko, ten net keletui mėnesių, žmogus sako, kam mums tos etiketės, mums taip gera kartu, kodėl tu čia nori kažkaip apsibrėžti, būkim, žodžiu, ne kaip visi, tai jeigu jums labai svarbu žinoti, pavyzdžiui, ar jūs rimtuose santykiuose, ar čia yra teisas vadinamasis casual, ko šiaip nepatariu daryti, tai labai svarbu atkreipti dėmesį, ar žmogus, taip labai jau vengia to įsipareigojimo. Ir trečias red flagas, kai vyras sako, tu tikriausiai gauni labai daug dėmesio, aš tavęs nevertas, aš tai bijau, kad tu sutiksi kažką geriau, nes tu man per gera. Labai dažnai, jeigu vyras pažintį pradeda, tu man per gera, galim suskaičiuoti, kada jis padarys kokią nesąmonę, dažnai, nežinau, eis į kairę ar kitaip tuos santykius bandys, nežinau, ten testuoti, bet jeigu žmogus nori išgirsti, kad ne, tu man pakankamai geras, tai irgi yra red flagas. O kokius jūs dažniausiai bendravimo red flagus pastebit ankstyvoj santykių, net gal pažinties stadijoje, kurie iš karto jau signalizuoja, kad nieko čia gero nebus?